Turėjau čia kratą prieš savaitę. Ir tas pareigūnas sako, kas čia ir toks stiklinis buteliukas, dangtelius, sakau, čia uostomas tabakas. Padarysim eksperimentą. Advokatas toks pasižiūri mane į jį, sako, pirmą kartą tokį dalyvauju. Kaip į Azerbaidžaną išeitum, ten į kaimus važiuoti? Šiaip galėčiau paorganizuoti ten rimtai, aš ten gerų kontaktų turiu. Pažįstu aukšto rango ten žmonių. Ir bandau kartais gyvenime priimti kažkokius sprendimus, kurie gal nėra man naudingi, bet naudingi yra filmo scenarijui. Tai kiek tu valandų mėgi į dieną, Vilama? Ne, dabar geram ritme tokiam esu. Stengiuosi savo kiekvieną dieną priminti, kad reikia, žinai, neapsikrauti, nesiparinti ir kažkaip daryti be streso, žinai. Aišku, būna dienų ar pusdienių, kada pamiršti ir tokiam strese būni, bet šiaip kartoju savo, kad, žinai, visas gyvenimas yra tik problemų sprendimas ir jos niekada nesibaigs, kokia situacija bebūtum. Tai tiesiog reikia priprasti enjoyinti tų problemų sprendimų. Tai dabar, žinai, bandžiau vienu metu labai anksti keltis, man atrodo, praeitam podcast'e pasakau, kad ten, žinai, 5 atsikeli, 6 ofisą, dabar atsikeliu 8, 9 nuvarau į Triešą, 10 ten pradedi darbus jau kažką, nu, ne po 10, jau po 10 būna. Ir va taip iki kokių 7-8 palakstai esu reikalų. Ai, tai dar normaliai. Tai visiškai, žinai, tokiam labai... Tu vadybą kažkokią turi, kur tau padeda, nes 14 projektų, nu čia absurdas, tavo telefonas, nu, turėtų nesustoti skambėti. Tai panašiai ir yra, nes nenustojusi skambėti visą laiką. Žinai, visi projektai yra kažkokiuose tai lygiuose dar ir ne visi iš jų yra dar aktyvus, žinai. Ir kiekvienas iš tų procesų užima laiko. Tai, žinai, daug dalykų outsourcini, tai, žinai, susitinki su žmonėm, kurie vykdo tam tikras funkcijas, turi mitus, ten į savaitę kartą ar porą, kažkokie procesai vyksta, nu ir tada gali šokti prie kitų projektų. Nu ir taip tas dėliojasi. Prie kiekvieno projekto yra kai kurios labai skirtingos kryptys, žinai. Vieną turim ten nekilnojamo turto projektą, žinai, kitas yra kas su restoranais. Kiti yra, kas su menu susiję, žinai, ten production house vieną darom su kolega. Tai visos tokios skirtingos kryptis ir jos visos taip etapais vienas kitam nesimaišo. Tai aš taip planuoju, žinai, kad dabar ten, pavyzdžiui, su restoranas aktyvesnį etapą turiu plėtros biškį, susiplanavęs, kada tas etapas biškį sustos, tada prasidės intensyvesnis etapas kito projekto, nes jau prasideda fizinė veikla, jau planavimas ir ten projektavimas baigėsi. Nu ir taip, tipo, žingsnis po žingsnio tiesiog tokį bandai į flow kažkokį šokti. Jo, būna, kad tu kažką pradedi ir tasai vis tiek stringa dalykas, tai nesidės, nieko neveiks, tai pasiėmė kažkokį kitą dalyką. Jo, ir būna, žinai, daug yra projektų, kur aš čia, žinai, papasakoju, kad darau, pradedam daryti ir eigoje, bam, kilinasi, žinai, kitą iššokį. Tai labai daug projektų tiesiog kažkuriame etape nusikilina, žinai. Nes tiesiog pradedi, supranti, kad ir rinka pasikeitė, supranti, kad ir pats jau biškiai užaugai gal, tada arba gal prioritetai atsirado, nes kiti projektai gal sėkmingesni, tada reikia kažką kilinti, nesutaupyti laiko reikia ir kad jo atsirado. Ir tada taip, žinai. O tai rimtai, nueitume į kalėjimą ir dabar laksiktų toks, kai aš su bliuduku, toksai... Nu, būtų vien su žolė teistas. Būtų su žolė teistas, vaikščias. 4 gramus. Blam, iškart reikia skusti galvą, ne? Jeigu tik patekčiau kažkaip tais. Ble, aš dabar domėjausi apie į Tailandą, varysiu dabar domėjausi apie Tailando kalėjimus, žinai. Druk. Jeigu netyčia, žinai. Domėjausi, kaip tenais yra, tai žiūrėjau tas Bangkok Hilton kalėjimas, eik tu nahui. Tenais visų bausmės ten nuo 10 iki 30 metų, arba iki life, arba ten, tipo, už dragzus tau užtenka turėti tų jabas, tų tablečių, tas Crystal Meth su kafeinu, tau užtenka kokiais su 5 tabletėm pagauna, tu jau gali 10 metų gauti. Nahui Crystal Meth'ą su kava maišyda. Ten jų stiliukas yra tabletė, kafeinas ir Crystal Meth'as tabletė. Nežinau dėl ko. Caffeinated. Kad neužmygtum apdruk, kad nepagaustų kavą. Jo. Ir ko čia toks, blenu, kofeinas, jau užvilko, eiktų, nahui. Ir karočiui žiūrėjau ten dokumentį, kad toks bičas varė ispanas, karočiui į tą kalėjimą ir ten rodė, kaip viskas yra, tai nu nahui tenais kameroj, gal maža žiauri kameroj gal 5 žmonių. Ant tiek vietos nėra, kad primesk, tu turi pakaitom mėgot. Tai tu atsiguli, tada kitas atsistoja ir jisai žiūri, kaip tu miegi. Tada po 8 valandų jisai eina mėgot ir tu žiūri, kaip jisai miega. Ir ten, kai viršutiniam aukšte miegi, tai iki lubų ten tarpas, blėt, gal ten toks. Žinai, kas man užpisa važiuoti tokias valstybės, nes tu nieko nežinai, kada gali papulti, kad ir nevartosi narkotikų ar neparnėsi nieko, bet tu nieko nežinai, kada gali tiesiog... Bet ten visi už dragzus. 9% Tailandė žmonių kalėjimuose,
kur didelės bausmės yra už dragsus. Ten už muštynės nedaug gauni, dar ten už kažką, žinai, ten net kai kurie už žmogžudystės mažiau gauna negu už dragsus. Jie žiauriai yra karą prieš dragsus paskelbė, nesveika, nes yra tasai Golden Triangle vadinasi, auksinis trikampis, kur kertasi Tailandas, man atrodo, su Malaizija ir su dar kažkuom tenais. Ir tenais didžiausias tas trafikingas. Tai padeda tos bausmės? Yra, kad sumažė? Blėt, man atrodo, padeda. Padeda, žinok, ten Indonezijoje šiaip, taip, pavyzdžiui, irgi ten, žinai, su dragsais yra griežtas bausmės, tai visi kur apisa kokius nors vaistus niuchinti. Aha, jo, tai yra. Tūsa tabletę ant stalo, kortelę ir pisa niuchinti kokį sanaksus. Taip, tenais žinai. Kratom žiauri populiarus tenais. Kratomas tai ten tas pats vos nekas. Kratomas tai legalus ten. Silpnesnė heros versija, realiai, ten irgi gali apsipilti. Blėt, nėra taip žoskai. Tikrai kratomas nėra toks žoskas, bet nes jis legalus daug, taip, arba grey zone, taip, net nėra. Kad... Jo. Nu, tipo, labiau grey zone visur negu legalus apie tai. Ir dar toj dokumentikoje žiūrėjau, plėtinai su man gerą vietą. Jis eina ten per tas kameras ir vieną kamerą pys nueina ir kažkoks bičiukas tenai sako, tipo, hey, look, I have a private cell. Ten kažkoks kietas, tipo, žinai, ten kas kietesni, jie turi jau savo atskirus, tipo, selus tarptų visų žmonių, kur yra, va, apačioj ten 5 žmonių guli, tada kopetėlės ir viršui ten vien jo. Ir sako, look, I have private cell. Ir rodai viršui ir ten pasiviršui 3 bičiai sėdė ant kelių. Ir visiems kasą surišta. Ir vis tokie, hai, operatoriai. Haremas. Tai jis turi savo gaidžius 3, turi savo privatų selą. Šiaip kaip pagalvoji, gal visai ir pohui toks gyvenimas. Jo, reikia tik tais perlipti tą orientacijos dalyką ir viskas. Tai ką transus, kai tik prisipau. Ne, bet ten nebuvo transas. Nu, bet beveik. Ta prasme, kas yra transas? Pasakyk, kas yra transas. Kas įtapas yra ir transas. Viskas. Jo, vyras su kasama. Nu, nebūtinai su bet ten pablogė. Bet ten jau tokie pablogė. Ten, žinai, ne, nu tai pripratai. Kalėjimo transas kitoks yra, žinai. Ten atrodo kaip Antoškina. Bet žinai, kaip Antoškina. Bet uždėdi vandens balionėlius priputį arba gandonus pripilį vandens, uždėdi šyčią lygius ir pizda, papai, yra nu viskas, ko daugiau reikia. Bet ir rusai yra. Pagraibai tą vandenį, papisi per šiknai. Dar, karoči, tenais žiau kankinimai, karoči, kankina nahu juos. Tipo, kiekvienas turi varyti dirbti, tipo, į fabrikus tenais ir jeigu netitinki dienos kvotos tos, kiek tau reikėjo padaryti, tuos visus, tai ten vienas emigrantas sėdėjo, karoči, bičas, matai, iš Australijos, nes labai daug australų varo į Tailandą ir bando gabenti dragsus iš Tailando į Australiją. Ir vienas australas buvo, sako, mes nuvarėm. Ir sako, 5 bičius išveda į lauką. Sako, sukviečia visus kalinius, kad tipo žiūrėtų jie, tada tos visus bičius išsodina ir tipo visiems vardina, kiek jie neužpildė tos kvautos. Sako, tu tiek ir tiek nepadary. Ir pysa tiesiog per kuprą, per galvą iš batono daužo, tada į kitą parodo, sako, tu tiek ir tiek nepadary. Pys iš batono per galvą ir taip visus. Iš batono? Iš batono. Nu, iš beton, kaip tie, blėt, iš lasdos, na. A, iš lasdos? Aš galvoju, kad su batonu. Batonas kepa. Bami tokią bandelę per iš bagėtės. Nakinį batoną. Ne, čia prancūzų kalėjimas. Taip, bet taigi pas Tailandė yra daug influenco prancūzų irgi biškai. Ne? Ai, ne, Vietname, atsiprašau. Vietnam. Bet jo prisižiūrėjau tos kalėjimus, tai tu, na, hui, blė, tenais. Tau reikia nuvaryti, padaryti dokumentinį. Leidžia žurnalistus? Blė, būtų priklauso, jeigu leistų mane kalėjimą. Pabandyk parašyti, apsimesk, kai iš JAV ambasados. Tai manau, įmanoma tikrai pasiderinti. Jiem yra palanku, žinai, gerinti įvaizdį kalėjimo ir jie nori atvirkščiai. Tai tiesiog jie padarė tai dienai viską sutvarko. Nes ten aš mačiau tą video irgi, kur tu žiūrėjai, būtent nes pamenu, kad irgi buvo, kur rodė privačią tą kajutę, žinai, privačią kajutę, privačią kamerą. Tokį namuką atskirą tenais. Bet tipo tam video matosi, žinai, kad ten viskas tą dieną tikrai tvarkingiau. Sakai, aš nepagalvojau šitą. Tikrai, nu visą laiką kalėjimuose taip yra, žinai, net kai pasižiūrėt ten Pietų Amerikoje, pavyzdžiui, kalėjimuose ir, žinai, būna, yra, pavyzdžiui, porą video, kur lietuviai pasakoja, kaip Pietų Amerikoje sėdi. Yra tokių. Tai tipo, ir, žinai, sako, kad nėra taip, kaip čia šiandien atrodo, žinai. Ir to parodo geriausią sektorių, tą dieną tvarkingiau viską, žinai. Nu čia normalu. Kaip ir tu savo įvaizdį rodai geresnis. Čia, bet, žinai, kas yra, bet rodytų, kad žiaurus dalykus ten daro. Nu, tipo, kad nieks nenorėtų nerodo. Tikrai nėra vienos dokumentikos. Aš manau, tu duotus batonų padaužytiems per galvą. Norėčiau. Koks geras kontentas. Na. O po to įsivaizduoji prigauti tave kurva po to video, kur nors Tailandė ir iššikna atpistų. Man tada fizė būtų. Bet koks kontentas, Emilė.
tada dar žiūrėjau, tai va tas vienas foreineris, kur ten sėdėjo, jis buvo britas, karočiui, ten apie jį filmą. Tas bičias, kuris atsisėdo į Tailando kalėjimą, jis buvo boksininkas, karočiui, ir apie jį po to sukūrė filmą nesveikai populiarų, palijo visą istoriją rašyti ir knygą jis išleido. Tai kaip jisai ten prasimušė tose kalėjimuose, kad jis buvo boksioras, jį pagavo Tailande, nes ant dragsų buvo sėdęs irgi ant Crystal Meth'o. Ir tenais vykdavo turnyrai, tipo, žinai, tie kovų, bokso, muitai ir susirinkdavo dahoje kalinių ir visi statydavo, tipo, bydai būdavo ten kas laimės. Ir jis sakė, pirmą kovą išvarė ir kiečiausią bičiam boksą nupysą tenais tam Tailando kalėjime, karočiui. Ir tada sako, pizda, sako, toks dopaminas, sako, visi ploji, mane visi žiūri, sako. Tada sako, iškart per vieną dieną tapo, tipo, visiškai kiečiausias. Bet irgi matė, ten sakė, žūda ten pastovi, jie skerdžia nahui. Sako, jog sėdžiu, blė, žiūri vienas prabėga, sako, tailandietis, kažką ten, bėga, reikia pys kitas iš paskos su peiliu vėjas. Pys žiūri, tą pagavo, parvertė, tuk, sako, duris, bet sakė, tai badė, sako, tipo, net nebelekai badė, o sako, tipo, kiekvienas duris buvo, tipo, taiklus žiauriai ir specifiškai tas vietas, kur greit miršti. Sako, paguldė ir taip, net palėta, taip taikydamas, žinai, pysti kaklą, pysti, na, žinai, pysti plauti, na. Kad nebeatsičiūkintų. Kad visiškai nebeatsičiūkintų. Ir tada sakė, susirinko daug žmonių, tas tiesiog guli kraujo klane, sako, tie apsauginiai tokie atvažiuoja, sako, tipo, ką iš daro, atskirstumės, pys prasiskirsti, su karūtė atvežė, karočiui, pys užmetė ant karūtė, nuvažiavo viskas, na, nieko nėra. Aš kalėjimą bėgliu žiūriu. Bet manau, žinai, čiųjų žinai, skerdžiasi ten vietiniai vienais kitus ir tie, manau, prižiūri, žinai, kad užsieniečiai taip nebūtų, nes tiek ambasado atstovai žiūri situacijas, kas vyksta kalėjimas kiekvienos šalies. Ir sakė, labai daug būna contract killings, tai sakė, iš lauko kažkas sumoka, kad nužudytų kažką viduje, sakė, tam bičiukui, kur sėdi, jis pasiema babkės ir tada subado. Tiesiog labai daug būna, kur nes irgi gaujas, žinai, yra tenais. Tie klaustukai vieną gaują, labai ženklas, jų įdomus, vienos gaujos iš pagrindinių Tailandė. Klaustukas, klaustukas ženklas yra. Ir sako, kad mūsų atpažintų, sako, turi pisna kolkė, arba triušis baksis, arba klaustukas, arba ten dar kažkoksai. Nes yra tas kitas kalėjimas, kur tipo gaujų ranintas kalėjimas, kur yra kalėjimas padalintas į 3 dalis. Viena dalis, kur nieks nepriklauso jokiom gaujom, kita dalis, kur tie klaustukai ir kita dalis kita gauja. Ir pirmiausia, ten kiemuose kiekviena gauja turi milžinišką lentą kieme, va kaip užupį, kur tie įstatymai surašyti. Lygiai tokia pati lenta ir surašyti įstatymai, karočiui. Ir abiejose grupuotėse pats pirmas ir pats svarbiausias įstatymas yra Never steal other prisoner's wife. Pats svarbiausias įstatymas. Negali pisti po wife, tai čia tas transvestitas. Taip. Tas svarbiausias. Kad tu už sienos, tipo, negali išvaryti ir nučiešinti žmonos. Čia numeris 1. O kaip tie tos žmonos, jis fleksina, ten jie turi savo gyvenimą, ten, tipo, aš su klaustuku susimečiau. Blei, nežinau, na. Bet šiaip geras tas dokumentikos, pista, pažiūrėkit.